Sveiki! Šiandien turime labai įdomų projektą, kuriam reikės labai išmanaus traktoriaus. Taip pat išmanaus purkštuvo. Būtent šis purkštuvas ypatingas tuo, kad turi itin tikslius išcentrinius siurblius, taip pat turi individualų purkštukų valdymą. Jis gali purkšti pagal bet kokį kintamos normos žemėlapį. Tai išbandysim šiandien šį purkštuvą, nes turime labai išmanų traktorių su 4 kartos monitoriumi bei SF7000 pačią išmaniausią anteną. Labas, Petrai! Sveiki! Mums 4000 litrų įsinešimui. Nešimui? Gerai. Ačiū! Važiuojam per laukus, sijas kopijuoja. Labai įdomus purkštuvas, nes mes turim 28 metrus ir 56 sekcijas. 56 sekcijų. Mano monitorių, kuris gali palaikyti netgi iki 255 sekcijų. Bet tokio išmanaus purkštuvo ir monitoriaus tandemo nieko negalėtum padaryti absoliučiai. Žodžiu, tandemas dar geras, atliekantis darbą taip, kaip turi atlikti. Labai svarbi dedamoji yra siurblys ir jo reakcijos laikas. Tai šitam John Deere purkštuvė mes turim 750 litrų išcentrinį siurblį, kuris normą pakeičia per 0,3 sekundės. Tikrai labai greitai. Tai sakykime, su membraniniu siurbliu to niekaip neišgaus, nes ten reakcijos laikas yra apie 7 ar 6 sekundės. Tai turim sijų kopijavimą su 5 davikliais. Kiekviena sija, kiekviena pusė dirba atskirai. Tai yra nepriklausomai viena nuo kitos, priklausomai nuo reljefo. Šiuo metu, kai mūsų purškimas yra išjungtas, jos čiut pakilusios į viršų. Galima jas susiprogramuoti, kaip tik tai norite. Šiuo metu turime susiprogramavę visas funkcijas ant traktoriaus svirties ir visų programuojame mygtuką. Galime matyti, kad turime pagrindinį purškimo įjungimą, automatinį sijų valdymą, vairo automatinį sekimą bei automatinių sekcijų valdymą. Bei sijų išlankstymas, bei pakelimas, nuleidimas ir visos kitos įvairios funkcijos, viskas yra valdoma per Command Pro valdymo svirtį. O dabar kaip tik važiuojam kalnuotom vietovėm. Tokio lauko iš tikrųjų ir norėjom, tam, kad parodyt, kaip dirba purkštuvas. Tokį lauką ir gavom. Ačiū Petrui.